Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shri Vyasadeva ki jai. Narayanam namaskritya Naram chaiva narotamam Devim saraswatim vyasam Tato jayamudiraye Nayesh praveshu abhadreshu Nityam bhagavata sevaya Bhagavatutam shloke Bhaktir Bhavati Naštiki. Prieš pradedant skaityti Šrimad Bhagavatam, kur yra tikriausiai sėkmės laidas, pirmiausia reikėtų nusilenkti aukščiausiam dievišką asmenį Narayanai, mokslo deivai motinai Sarasvatei, autoriui ir autoriui Šrila Vyasadevai. Geriausiami žmonių Narayanai Rišiui. Ir autoriui Šrilai Vyasadevai. Reguliariai lankant Bhagavat paskaitas. Ir tarnaujant Iram Bhaktui. Beveik viskas, kas legia širdį. Išsisklaido. Ir joje. Amžinai. Įsigali meilės tarnystė aukščiausiam dieviškam asmeniui, kuris šlovinamas transcendentinėmis giesmėmis. Šrila Vyasadeva ki jai. O Šrilos Vyasadevos girlianda čia. Leido man susakyti už jį. Ir čia Bhaktai sudarė situaciją pagerbti jį. Om Namo Bhagavate Vasudevayam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Katra mantra geresnė. Lengviau dainuoti katą. Hare Krishna. Praeitoje epochai šitą dainavo Om Namo Bhagavate Vasudevaya ir pasiekdavo Vaikunto planetos. Arba spindėsi Dievo, arba Vaikunto planetas. O dabar mes dainuojam Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Tai reiškia, koks planas. Goloka Vrindavana. Toks skirtumas yra didelis. Nes tik tai Čaitanės malonė prieš 500 metų atnešė mūsų Hare Krishna mantrą. Kalijugai, kadangi mes neturėjom galimybių medituoti, kaip anksčiau jogą medituodavo, neturėjom savybių tokių.
mums davė malonę kartu šventus vardus, kuriuose yra ir Ratha, ir yra Krišna. Ten nėra Rathos. Ten Ratha tik tai kaip tarnyba yra. O čia mūsų mes turim Radharanį asmeniškai ir turim Krišną. Kai kartuojam Hare Krišna, kartuojam Krišną, reiškia Krišna patenkintas, kadangi tai yra Radharanė patenkinta, kadangi šlovinamas Krišna, ne praktiškai. Ji labai prisirišusi prie jo, sakant, patenkinta, laiminga. Iš karto laimino tos, mes todėl skaitoma, o kada kartuojam Hare, reiškia Krišna patenkintas, nes jo gyvenimas, jis negali atsitraukti nuo jos, nuo Radharanės. Ne minutės. Tai jis labai patenkintas. Tai va, todėl tą mantrą skaitoma Maha mantra, didžioji proto išvadavimo mantra. Didesnės mantros, reiškia, galingesnės nėra. Kitos mantros yra kažkokiam tai lygyje. Geriausiu atveju Vaikuntas pasiekti, yra Višnu planetas, arba spindės, arba kitos mantros yra pasiekti rojinės planetas, kitos yra pragariškas pasiekti, reiškia, mantros yra virpesiai. Virpesiai, jeigu mes dainuojam, kaip yra imtuvas, taip praktiškai. Atsireguliuojam, kokios tai bangos rezonuoja tas ir mes girdim, taip ir šičia. Labai svarbu. Norit su pusdėvis, prašau, yra mantros, Šrimad Bhagavatam yra visos mantros, ir pusdėvius garbinti yra, ir demonus garbinti, tas juodoji magija. Mums, reiškia, rekomenduoja šiam amžiai kartuoti Hare Krishna mantrą, Hare Krishna, 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 Hare Rama, 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 Hare. Taigi, jeigu taip trumpai, Chaitanya Charitamritoje aprašoma, kad Krišna buvo iš pradžių vienas, Narayana buvo vienas, nebuvo nei Šivos, nei Brahmas, nieko nebuvo, vienas su fleita, ką jis ten darė, sumeditavo visą laiką, jis viduj. Viduj, ką mes turim viduj? Džiaugsmą turim, taip, tai va ta meilė, džiaugsmas, viduj meditavo ir džiaugiasi, jam užteko, nereikėjo išorės jokios. Bet sakome, kad meilė žaidimai tiek yra galingi, kad neužtenka tos erdvės vidinės. Tai va, tai reiškia, sako, Radharanė, tai yra meilės energija, hladini šakti, iš jos kitos energijos visos. Hladini šakti tai yra malonumo, dvasinio malonumo energijos, meilės energijos, kitos energijos yra kūrimo ten ir taip toliau, viskas jos išeina iš tos. Tai va, reiškia, jį jau iššoka į išorę, kad, reiškia, galima plėstis toliau, išorė. Krišna į tą pusę, kaip Višnu. Todėl sakoma, kai yra Krišna, paskui eina Višnu, paskui eina Šiva, paskui Brahma ir taip toliau, į tą pusę. O kur tik tai yra Krišna, kokia yra forma, ten yra ir Radharanė. Tai sakoma, Lakšmi forma yra, Durgos forma yra, pusdievių karaliaus yra Sači, Devi, reiškia, jo žmona, visur, reiškia. Kokios tik pasireiškia, kokios sako, Krišna ateina kaip pilna dalis, kaip Višnu, yra kaip Višnu dalis, dalių dalis, ir visur, reiškia, Radharanė skleidžiasi. Labai svarbu. Todėl yra trys, reiškia, malonė, Radharanės malonė, yra ypati, yra Radharanė, tai vardas yra ta, kuri tobuliausiai garbina Krišną. Nu, jis su juo visą laiką, negali nuo jo atsiskirti. Sakoma, kaip jauni žmonės, aš mačiau dabar Delfai buvo, kiek ten, nu tokie, panašus, kur čia buvo vaikai įsinešė, ne praktiškai, o tokie būtų apsikabinę, jau bučiuojasi. Tai ką reiškia, yra ta materiali meilė, ta trauka yra, trauka tai praktiškai. Tai va tokia trauka, čia dvasinė trauka, tai nepalyginsiu. Čia materiali trauka tai yra sukurta Brahmos ir Sarasvati. Sarasvatės energija čia yra, tam, kad kurti. Tai va, mes sakom meilė čia, bet faktiškai energija yra tam, kad kurti. Reiškia, viso ta trauka atsiveda tam, kad būtų palikuonės, kad ateitų, reiškia, sielos į visokius kūnus ir jos žemėje galėtų įsivaduoti ir eiti ar į dvasinį pasaulį, ar aukštesnės planetas. Ta prasme, tai jau toks planas yra, kaip sakant, materialių pasaulių energijų. Jos nėra dvasinės. Mes galvojam, kad čia meilė, tai dvasinė, nu, ta prasme. Čia yra, sakoma, motinos meilė yra didžiausia žemėje, kadangi vaikas nepriklauso nuo jos, ta prasme, sakoma,
Tai skaitome, bet mes matom, kokios motinas yra, tai praktiškai. Vaikus į konteinerius išmeta ir taip toliau, ir taip toliau. Tai rodo, kad nėra ta meilė. Eina kalba vis tiek priklauso nuo mūsų sąmonės, ant kiek mes užteršti. O dvasinė meilė, tai jį besiplečianti, ananda, sakoma, dvasinė meilė, tai yra ananda, pastovi, amžina. Ir todėl čia sakėm, kad jeigu mes einam dvasiniu keliu, tai yra Radharanės malonė, mes gaunam amžinus dalykus. Nors mažytis žingsnis amžinas. Tada jau ne šį gyvenimą, kitą gyvenimą, jau vėl prives. Tokia malonė yra Radharanės. Tai aš paskaitysiu tekstą, jos malonė kokia yra, paskui galėsim panalizuoti. Šrimad Bhagavatam antroji giesmė yra, antroji giesmė kosminė apraiška. Pirmas skyrius buvo pirmas žingsnis į Dievo pažinimą. Čia yra daug. Antras skyrius yra viešpas širdyje. Tai va, iš to viešpas širdyje mes paskaitysim vieną posmą. Kaip tik čia tas posmas kalba apie Radharanės malonę. Čia minėjau, Radharanė yra amžina jo žmona. Tai va, jos malonė yra šakti, energija. Sakoma, yra elektrinė, tai praktiškai. Ir yra elektros energija. Kaip galima skirti elektrinę nuo energijos? Jeigu yra energija, reiškia yra elektrinė. Jeigu nėra energijos, nėra. Elektrinė gali stovėti, bet ji neveikia, reiškia, nėra energijos. Tai va, taip ir Radharanė yra pats Krišna, ta šakti energija yra pats Krišna. Jo malonumo energija, jis taip tenkina. Todėl, sakome, jos negalima įskirti. Abudu neįskirsim. Materialiam plane meilės nesiskirs. Visi skiria, dabar madoja įsiskirti. Bet čia Radharanė, reiškia, paskui galėsim pakalbėti kokios savybės, kodėl ta trauka pas ją tokia didelė. Jį valdo Krišna, nes jį pilnai atsiduoda. Pilnai tarnauja jam. Tai reiškia, jeigu mes kam nors tarnaujam, mes paprastai surakinam tą asmenybę. Problema visų ginčių ir šeimoje, kad mes viens kitam netarnaujam. Taip praktiškai. Jeigu mes tik pradedam viens kitam tarnauti, reiškia, nesvanaudiškai, mes į tą žmogų nori, nenori, reiškia, jis lieka skolingas ir jis, kaip sakant, jaučia tą, iš širdies jaučia tą, kad reikia padaryti, reiškia, tam savo mylimą. Meilė yra veiksmažodis, reiškia, daryti ką nors dėl kito. Mes kalbėjom čia keletas, rūšių meilė yra, taip, reiškia. Gobės paklausė, kas yra meilė. Tai Krišna paaiškina, reiškia, yra 3 rūšių. Yra savanaudiška, kada žmogus reikalauja iš kito, tu manęs nemyli, tu manęs nemyli, ne, kažko, ką tas žmogus duoda, tam nieko neduoda. Reiškia, vienapusiška, despotiška, tokia, taip, čia ne meilė visiškai, čia kažkoks despotas, ne, praktiškai. Antra yra kokia, aš tau, tu man, reiškia, laviruojam. Ir tikra meilė yra, kada atsiduoda žmogus, jam nesvarbu, sako, na danam, na ženam, na sundarim, kas bebūtų, ar tu mane atstumsi, ar tai ką. Aš vis tiek tave myliu, tau darysiu, kaip sakant, stengsiuosi. Tai va, tai tikroji meilė, tada tokia meilė ir surišo tą Krišną, Čaitanę. Ir Krišna, tos gopėms sako Krišna, sako, jūs atiduot man viską. Ir Radharanė, sako, viską atiduot. Aš neturiu ką jam atiduoti, nes įsivaizduoti, jeigu aš viską darau, nepratiškai, aš atiduodu save viską. Sako, bet aš tik skolingas, aš negaliu, tai egoistiškai, vienašaliai. Aš to kažką turiu duoti, taip. Tai sako, va, aš sako, negaliu nieko duoti, tai atidavėt viską, ką aš duosiu, jūs nieką, viską atidavėt. Sako, bet kai jūs va taip garbinat, taip darot, reiškia, tokią meilę išreiškiat, aš jums duosiu tokį skonį, džiaugsmą tokį, tokią palaimą, kad jūs daug, reiškia, kurios aš net pas neturiu. Tai va, atsilygina, kad būtų gražiau. Sako, negalima vienapusiškai, neprastai jis atsilygina. Ir kaip Čaitanė dabar atėjo, Čaitanė visą laiką jis raso šokį, visą laiką su ją, jis jos nuotaikoj. Jis atėjo, sako, už tai nebenori būti Dievo, aš noriu būti tarnu Dievo, tarnaut, kaip Radharanė tarnauja. Pajustume tą skonį. Ir vat mums atnešė va šitą. Pradėkim tarnauti, pajusim skonį. Kuris yra aukščiau už viską, tos amžinis skonis. Tai va, tai pažiūrėsim, ką kalba, reiškia, Šrimad Bhagavatam.
Ekaisham ganid yanu bhavayete padadi yavat hashitam gadabirita jitam sthanam apo yadharayete param šudhete dhirayatcham. Medituoti į viešpatį pradeda nuo jo lotoso pėdų. Ir mintimis palengva kylama prie jo šypsenos nuskaidrinto veido. Iš pradžių susikaupus medituojame į lotoso pėdas, paskui į blauzdas, šlaunys, pamažėlę akis keliant vis aukščiau ir aukščiau. Kuo labiau susikaupsime medituodami įvairias jo kūno dalis, tuo skaidresnis taps mūsų intelektas. Galim kartu medituoti į viešpatį, pradedam nuo jo lotoso pėdų. Ir mintimis palengva kylame prie jo šypsenos nuskaidrinto veido. Iš pradžių susikaupus medituojame į lotoso pėdas, paskui blauzdas, šlaunys, pamažėlę akis keliant vis aukščiau ir aukščiau. Kuo labiau susikaupsime medituodami įvairias jo kūno dalis, tuo skaidresnis taps mūsų intelektas. Komentaras. Šrimad Bhagavatam medituojant nerekomenduoja sutelkti mintis į kažkokį impersonalų objektą ar tuštumą. Medituoti reikia aukščiausią Dievo asmenį, į Dievą kaip asmenį, arba jo viratrūpą, gigantiškoje visatos pavidalą, arba į Sačitananda Vigraha, kurią aprašo šventraščiai. Autoritetingi Višnu pavidalų aprašymai pateikti šventraščiuose, o šventyklose automatiškai viešpatį reprezentuoja dievybės. Taigi mes galime medituoti dievybę, susikaupti į viešpaties lotoso pėdas ir palengva mintimis kilti prie jo šypsenos nuskaidrinto veido. Bhagavat mokykla laikosi minties, kad raso šokis ir besišypsantis viešpats veidas. Šiame posme rekomenduoja medituojant kilti mintimis nuo viešpats lotoso pėdų iki jo besišypsančio veido. Tada mes neturėtume užbėgti įvykių už akių ir stengtis išsyk suvokti viešpats žaidimus, jo raso šokį. Verčiau mokti susikaupimo, aukojant gėles, virtuvos lapelius, viešpats lotoso pėdoms. Praktikuodami arčiną, tai yra dievybę garbinimą, palengva apvalysime dvasią. Mes rengiame viešpatį, maudome jį ir taip toliau. Ir šie transcendentiniai veiksmai padeda mums išgryninti savo egzistenciją. Kai pasieksime aukščiausią apsivalymo pakopą, regėdami besišypsantį viešpats veidą ar klausydamasi pasakojimą apie viešpats raso šokį, jausime jo veiklos patrauklumą. Visai neatsitiktinai dieviškasis raso šokio žaidimas yra aprašytas 10 Šrimad Bhagavatam giesmėje 29 iki 34 skyrių imkintai. Kuo labiau žmogus medituodamas susikaupia į transcendentinį viešpats pavidalą, paveikslą, ar tai būtų viešpats lotoso pėdos, jo blauzdos, šlaunis ar krūtinė, tuo labiau apsivalo. Posme pasakyta, tuo skaidresnis taps mūsų intelektas. O tai reiškia, kad susikaupus medituojant į transcendentinį viešpats paveikslą, tolydžio atsižadama jutiminį malonumą. Egzistuojant dabartinėmis nelaisvės sąlygomis, mūsų intelektas, užimtas jutiminiais malonumais, nėra grynas. Meditacija į transcendentinį viešpats paveikslą mažina potraukį jutiminiams malonumams. Taigi aukščiausias meditacijos tikslas – išgryninti intelektą. Tiems, kurie paskendė jutimuose malonumuose, draudžiama dalyvauti arčanoje ir liesti transcendentinius Radha Krišnos pavidalus bei Višnu dievybės. Jiems geriausia medituoti milžinišką viešpats viratrūpos paveikslą. Kaip tai nurodo kitas tekstas? Impersonalistams ir tušnos filosofo šalininkams patartina medituoti viešpats visatos pavidalą, o bhaktams garbinti Dievą šventykloje. Impersonalistų ir tušnos filosofijos šalininkų dvasinė praktika nėra pakankamai dvasiškai grina, todėl arčina, tai yra dievybių garbinas, skirtas tik bhaktams, ne jiems. Ekaisham ganidhyanu bhavajet padadiyavat hasitam gadavritam jitam sthanam apodhyadharayet
Param param sudayate bhirjatha yatham. Medituoti viešpats. Pradedama nuo jo lotuso pėdų ir mintimis palengva kylame prie jo šypsenos nuskaidrinto veido. Iš pradžių susikaupus, medituojame į lotuso pėdas, paskui blauzdas, šlaunis, pamažėlę akis keliant vis aukščiau ir aukščiau. Kuo labiau susikaupsime medituodami įvairias jo kūno dalis, tuo skaidresnis taps mūsų intelektas. Om Mangana Timaranhesam, Ganangana Shalakayam, Shakshurumutam Vina, Tasmai Sri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manabhishtam Stapitam Yena Bhutalem Swayam Rupa Kadamagyam Dadati Svapadantikam Jaya Shri Krishna Chaitanyam Prabhu Nityanandam Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Taigi čia aprašyta meditacijos įvairių filosofijų yra atšakų, kurios nagrinėja, kaip medituoti į objektus. Čia paminėti yra impersonalistai ir šunyavadžiai, tuštumos kalbintojai. Tai yra impersonalistai, maivadžiai, kaip sanyasiai, kurie vienadandžiai, kurie medituoja į Brahmaną. Yra Dievas spindėsi, tai Indijai labai daug yra. Šunyavadžiai tai yra tuštumos filosofija, tai yra budizmas. Jie nori, kaip sakant, pasiekti pusiausvyrą, įsilieti į tuštumą. Taip yra bhaktai. Ir mes priklausom bhaktai mokyklai. Bhaktai yra Višnu garbintojai ir bhaktai yra Višnu garbintojai. Tai nori širdį pamatyti Višnu. Jie medituoja daug istorijų šimą bhaktai aprašytą, medituojam. Jis pasiekė, pamato širdyje Višnu, nes jis visą laiką mums patarė, ir dabar mums kiekvieną dieną patarė, įspėja, taip, jaučiam įspėja. Sako, bus tai blogai, bet mes taip jau viskas taip traukia, kad neklausom. Ir leidžia arba neleidžia, pagal karmą. Tai Višnu garbintojai stengiasi paramatmą, tai yra širdį keturankė forma, ir jos priartėti. O mes, reiškia, Višnu garbintojai, reiškia, tai yra Dievo grožis. Tai va, o mes tengiamės, mūsų mokykla tai veda bhakti, veda kaip asmenybė, draugauti. Sako, yra paprasčiau mums. Asketiškai reikia gyventi, jeigu pamatys paramatmą. Ir ten yra ta 8 pakopų joga, arba vadinama karališkoji joga, dar vadina Patandžalė joga. Tai eina pakopos 8. Tai yra pirma jama, atmest, kas netinka dvasiniam gyvenimui, priimtas, kas tinka, paskui eina asanos, reiškia asanos išmokti. Hatka joga tai eina į tą jogą, tai eina pakopą 3. Kad kūnas, reiškia, būtų sveikas, kad mistinės pozos yra, kurios duoda mums energetinį, reiškia, tą pagydo mus energetiškai, paskui eina pranajama, kvėpavimo įvairios pratimai, kurie sutvarko mūsų orus, yra 10 orų, kurie tvarko mūsų viską tvarko. Ir visus mūsų mes, kaip čia, ir tokius pakimčiau orai tvarko, viską absoliučiai. Ir reikia sutvarkyti tuos, tai pranajamos skirtas. Tada tai galima, kaip čia sako, galima tik tai medituoti jau į kažkokį objektą. Jie medituoja, paima objektus, kaip čia sako, paima, daleiskim, Višnu formą. Reiškia, bet kadangi mes užteršti esame mūsų malonumų, visokių norė materialių, turime į patirtį labai didelį šio gyvenimo, į praeito gyvenimo, jie man trukdo praktiškai, taip, kažkaip tai, bet ta 5 pakopa yra pratyahara, tai yra stengtis atitraukti juslės nuo juslių objektų. Aplinkai ir gamtoje viskas veikia mūsų, taip, praktiškai mes turime patyrimus ir mes iš karto pritraukiam mūsų. Bet kai pradedam medituoti, mes pradedam, kaip sakant, turėjom jėgą jau, kaip sakant, nebeveikia mūsų tie objektai. Paskui eina jau dhyana, dharana ten ir samadhi. Samadhi tai yra, samadhi įvairiai vadina. Samadhi tai budistai vadina samadhi, impersonalistai vadina kaivalija, mūsų mokykla vadina čit šakti, jie vadina čeito darpana,
Tai yra širdies valymas, pas mus vadina čia širdį išvalykit. Ir viskas tvarkoja per sielas. Kad siela galėtų matyti. Siela turi akis, siela turi klausos, siela turi lytėjimą, viską turi. Kaip asmenybė. Tai jau sako, mūsų bhakti yra paprastesnis. Mes ir valgom, nieko nesižada, impersonalizmas turės sakyti visko. Absoliučiai ir išeiti į kalnas, į urvus, išeiti, atsisėsti ten kažkur, kes šaltį, karštį, alkį. Dhyra džana, priya karo, nirma caro jogai. Turi būti dhyra, jeigu tu nori medituoti Dievą. O mums davė, tai reiškia, bendraukit. Atėjom, bendravom, dėrybės stojom, mes jų nepažįstam, nusisakam, ne praktiškai. Bet vis tiek, jos nesižeidžia. Kada ateis laikas, va, kaip pavokos, kaip atkaranimus. Ir iškart atsakas eina. Tai paprastai. Jokio įtampos nėra. Kartuojam Hare Krishna mantrą. Kaip minėjau, sakom Hare, mes tarnaujam. Ir jeigu mes patenkinsim Radharani, o jį valdo 100% Krishna valdo. Kaip minėjau, ir viską atidavė. Tai Krishna, tokia trauka, kaip pradėjau, kaip žemė yra tarp, sako, jaunuolis ir mergina, tarp jų yra trauka automatiškai. Ir tokia trauka, o pas ją tai didesnė trauka, Krishna negali be jos. O kodėl negali? Todėl, kai turi 25 savybės, jis turi 64 savybės, o Radharani turi 25, kurių neturi Krishna. Kodėl mus traukia? Ir tos savybės yra moteriškos, kaip mes. Tos vat yra kantrumas, pakantumas ir taip toliau, moteriškai, gito išvardintos jos. Neatsimenu, matadžias atsimenu, ne? Tai va, ir Krishna negali, jis atsitraukti. Jis pamato Radharani, sako, jam auksina karūna, nukrenta, jis nejaučia. Jis vaizduoja auksinę karūną. Nukrenta, jis nejaučia. Arba sako, fleita įslysta jam iš rankų. Potraukis toks. Ta istorija yra tokia, kad Krišnas galvoja, aš pasiduodu, kaip sakant, viršką. Tai pasiduodu visą laiką, reikia kaip kombinuoti, kaip padaryti, kad nepatrauktų. Stengiasi taip galvoja, kad pamokysiu aš ją, reiškia, tai pavadinsiu, kad aš netraukiu taip jau. Tai va, jis ėjo ten Radharani su gopėm, o jis, reiškia, tada jis apsimetė, kai skalvių melžė. Jis užsiėmė, tai nekreipė dėmesį. Tik tai girdite, ha. Susistunka, kad vėl aš subėgiau, kame reikalas. Paskui žiūri, kai jis bulių melžė. Tokie transcendentiniai žaidimai, reiškia. Tai va, vis tiek jis niekur nesideda. Tai jis vis, jeigu Radharani organizuoja kokius nors, ten daleiskim, kaip pas mums žaidimai yra tokie, kad reiškia organizuoti kokius nors žaidimus. Tai atsimenu, pasakoja mano, kad ten jaunystėje jie žaisdavo, ten pasiskirsto rolėmis. Tai praktiškai aš būsiu tas. Tai va, vienas sako, aš būsiu rožių karalienė. Sako, visi pažiūrėjo, vieną neiškentė, sako, tu snarglių karalienė. Tai va, tokia, tai va, taip. Tai va, rolės renkasi, žaidimai. Ir ten reikia policijos komisaro. Krišna išgirdo, kad ieško policijos komisaro, žaidimuose, o jis nori visą laiką įtrauką, kad kartu būtų. Tai jis atsirado iš karto ten, jis sako, ta Lalita jau ten kopė Radharanės, tai pirmoji jau ten padėjėja, kuri ten jau tvarko, ta administracija visą tvarko. Tai jis sako, aš užimsiu tą rolę, tą prasme, tą postą. Sako, kodėl, kokie motyvai? Sako, aš sviesto valiu, tai aš vagis. Sako, aš vagių psichologiją žinau. Todėl aš geriausiai tinku, reiškia, to policijos viršininku. Kol jis ten kalbėjo apie savo tas savybės, tą fleitą jam pavogė. Ir paskui jis sako, kur tavo fleita? Nėra. Sako, matai, paskui parodė, sako, matai, koks tu policijos viršininkas, jeigu tave galima apvogti. Tokie žaidimai visokie transcendentiniai, ta prasme, bet rodo, koks reiškia jo, kokia trauka didelė jos. Tai kaip minėjau, Majavadžiai tai yra, jeigu iš to nesipriima, tai viena dandė, tai jie medituoja į Brahmaną, tai yra, medituoja Dievo spindesį, jie skaito, kad nesmenybę priima, Dievą jie priima kaip reiškia, substancija dvasinė, iš kurios viskas išeina, viskas grįžta. Ir kad mes galim grįžti ten, įsivalę, mes tampam narajanomis, reiškia, ir susiliejam su tą visumą dvasinę. Tai va, budistai, kaip minėjau, jie medituoja
į tą harmoniją, į tą tuštumą. Jie nori, kaip sakant, įsivaduoti nuo to. Sunkus keliai, labai būtų sunkus keliai, asketiški, dabar tokių jogų labai mažai pasaulyje, bet yra. O mums duota Čaitanės malonė, mums davė, reiškia, bhakti jogą, tai yra šventus vardus. Šventi vardai nieko nesiskiria nuo Krišnos, čia mūsų problema, kiek mes jaučiam. Bet kada mes pradedam antrą kartuoti, pastebėjot, iš karto mūsų visi pasąmonė kyla visokie net atsiminimai ir vaikystės ir taip, visokie įspūdžiai, sakė, samskaros, kur mes, kažin kur, ne veltui yra ta karmos diagnostika, ten buvo tas 5 tomus aš mačiau ten, bet neįmanoma skaityti, ten jie medituoja savo praeitį, kuris ten žino, kad dabar jis negali pajudėti, jam visokios ten įdos pasivyra. Tai jis medituoja kažkokią savo įdą, jis atsimena, paskui jam išplaukia iš pasąmonės, kad jis tada jaunystėje daleiskim katiną užmušė, ar kokią ten varilę, kaip būtų. Tai jis, reiškia, jis tada pasmerkė save, ne, kad taip jis nedaro, reiškia, lyg tais. Nu, dabar filmai yra ten matrica, kai jis grįžta į tą savo praeitį, jis pakoreguoja. Tai va, tai yra tą karmą pakoreguoti labai sunku, įsivaizduojat. Kadangi mes turime milijardus, ten visokių patyrimų iš visų gyvenimų, tai čia, todėl sakom, mes galim pagerinti savo, aišku, tą pagerina, bet tas meditacijos yra labai tokios sunkios. Todėl privalumas mūsų, kai priimamės Dievą, ne kaip Paramatų medituoja, reiškia, kaip minėjau, tai Majavadžiai, tai nori, kaip sakant, pasiekti Dievą, atstatyti su juo, matyti jį faktiškai. Sako, kad jis mato jį, jis jau nirvana, jis palaimai, nirvana, kaip minėjau. Mes sakom, širdies valymas, tai švari širdis. Kaip atlikta širdį švarinti? Čaitų darpanam, arđanam, bhavamahada, vagnini, vrapanam, šriya kaivara, čantrikam, vidaraneškai. Jo. Sankirtana, kartuojant šventus vardus. Mums paprastai davė, kartuojant šventus vardus. Svarbiausia klausytis. Egoizmai, jeigu didelį, tai išeikit kur nors, kad ten kaimynai nepyktų, miške kur nors pašūkaukit, kad girdėtumėt save. Tai procesas toks yra. Išgirsti save. Kai mes išgirsim, turiu sudaryti ratas, taip praktiškai. Tai va. Ir paskui priedas, kaip čia minėjo, yra gyvybės duodamas tam, kad mes apsivalytume, mes objektai nepažįstam. Taip praktiškai, mes nebūtume fanatiški, nesentimentaliai. Tai duodama papildomą, ir maistą paaukoti. Iškai valgom, kaip ir visi, mums nereikia sakyti. Personalistas įsako maisto. Matot, atėjo dabar mada, žalias maistas ten arba. Ateis greitai mada, po vandeniu sėdėti, ateis mada, reiškia, šitam, tik tai ant vandens gyventi, ateis, kaip sakant, mada ir kaip orą stabdyti. Ir eina tą sustabdyti orą. Ir dabar jau kultivuoja, kad tuo labiau, kad labai svarbu. Kai mes pradedam dvasiškai gyventi, mes mūsų nurimstam, taip praktiškai. O kai nurimstam, mes laimėm daug valandų. Mums duota kiekvienam įkvėpti ir iškvėpimo skaičius gyvenime. Todėl tie, pažiūrėkit, visi romantikai, visi, aš atsimenu, jaunystėje ten buvo atkreipiau dėmesį, kad išmirė visi 27 metų, 32 metų, tokia metų, išmirė visi. Kadangi jie į save išlėja savo. Jie labai, jeigu jaudinėsi, ką dar, kvepavimas, ko tai reiškia. O man duota tiek įkvėpimo iškvėpimo. O jogai 3 minutės. Per 3 minutės iki kvepimas, iškvepimas. O dabar po kirtino lengviau, ne? Mažiau kaip jaudinimas. Čia skirta, tai palaipsniui, kaip sakoma, labai svarbu. Todėl sakoma, kad bhakti joga yra pilnai transcendentinė, nieko materialaus čia nėra. Yra virš tų. Nes kitos jogos yra su motyvais. O bhakti joga yra be priežastinė. Ta prasme, mes juk negalim pasakyti, kad mes Dievą norim mylim, kad čia mylėsim, ne praktiškai. Be priežastinė, kad kaip ateina, duoda mums, ir mes pradedam daryti, pajuntam tą, susipažįstam su Krišna įvairias per šventraščius, per Šrimad Bhagavatam, per dievybių garbinimą, šventų vietų laikymas, Vrindavaną, nuvažiuoti Vrindavaną, pajusit iš karto transcendenciją pajuntam, dvasinį pasaulį pajuntam. Taip pat, ką mes galim per skaitimą, per bendravimą, taip pat galim pajust, kadangi jau kas nors turi, kažin ką. Sako, nebegalima gauti kažin ką iš ko, jeigu jis neturi, taip praktiškai. Todėl, sakom, mes iš paramparos gaunam, ta meilė ateina, tikroji dvasinė ateina iš tų, kurie turi. Tai va, toks dalykas labai svarbus. Todėl, sako, per tą bhakti jogą yra transcendentinė
ir ją yra natūraliai. Mūsų gyvenimas, mums tas pats, mes gyvenam taip pat, paprasčiausiai tik tai su dvasiniam savo veiklą. Dvasinio mokytojo užduotis ir yra, kartuoja mantrą, tai čia bhakti atliekam. O dvasinio mokytojo yra, jis padeda mums, reiškia, kad mes tą tarnybą atliktumėm, sudvasintum savo veiklą visą. Taip pat aš gyvenu, taip pat mano įpročiai, niekas nesako atsisakyti, aš turiu aukštesnės skonės. Nebenorėtų paprasčiausiai aš turiu, o ne tai, kad atmesti. Aš negaliu atmesti savęs. Todėl sakoma, kad meditacija. Čia Radharanės malonė. Radharani yra, kaip minėjau, yra bhakti, tai yra tarnyba, mes ir minim. Bhakti, dėvi, tai Radharani. Bhakti. Procesas yra Radharani. Procesas yra amžinas. Čia Radharani. Jeigu mes atliekam procesas, mes jai tarnaujam, mes jos dalyvite tampam. O jį valdo Krišna 100%. Jis pasako šitas, nors aš būsiu materialiai koks nors visai dundukas. Jis sako, šitas geriau tarnauja kaip aš. Krišna sako, gerai, priėmų į kompaniją, amžiną, prašau. Aš tad neturim reikšmės, nei tautybė, nei rasa, nėra kokios rasės, neturi absoliučiai koks įsilavinimas, neturi absoliučiai. Svarbiausia, kiek tu tą pusę, nes čia yra transcendentinis dalykas. Tai tokia malonė Radharanės, šiandien mes galim paprašyti, jos šiandien tiesiogiai jos diena, jie atėjo, kaip sakom, jie rado. Kaip būna ateina Čaitanė, irgi, kaip sako, Nanda, jie pakilo, kaip okeane pakyla saulė į mėnulis, iš karto jie pakilo virš okeano, kaip sako, bet jie tai su okeanu tai nesusiliečia, net kažkaip. Taip ir jie rado, reiškia, Krišna, kai atėjo, reiškia, ją rado, ją atnešė. O tas karalius, jam labai vaikų neturėjo, jis labai norėjo, ir staigiai jam parado tokią gražią, reiškia, kūdikį rado. Ir jis buvo džiaugsmas, suprato, kad čia jam malonę duoda jam žiūrėti. Jis augina ją, rūmai gražus yra Varšanai, labai gražus, Radharanės. Tai va, nuvažiuojus tą vietas, mes iš karto pajuntam. Vienas Jamūną pajunta, upės tas ir visos dvasinės, ten viskas dvasiška. Visi jogai aprašyti, kurie medituodavo, tai aprašyti tą Vrindavano teritoriją 150 km kvadratinių. Yra Vrindavano teritorija, miestelis 5000 šventyklų yra, kas įvyko ten. O ten yra aplinkui dar, visi ten, kur medituodavo, ten aprašyti senovinės, jogai įvairių rūšių, nes Radharani duoda, visiems duoda. Nori pasiekti Dievo spindesį, prašau, yra metodai, yra duota, kaip daryti. Nori įrodinės planetas, prašau, irgi duota, kaip medituoti. Mums, reiškia, duoda pasirinkimą. Ir dabar mums Čaitanėje, kadangi mes jau labai Kali Jugai, reiškia, davė malonę, kad kiekvienas galim į dvasinį pasaulį. Didžiausia malonė duota. Kartuojant Hare Krishna vardus. Viską mes sužinosim, viską mes pasieksim ir matysim įrodinės planetas ir pragariškas. Ta prasme, kartuojant, mes pajuntam iš pirmų žingsnių. Tik tai pradeda kartuoti iš karto, pasąmonė atsiveria. Po kiek laiko apsivalom ir mes tada pradedam fiksuoti, reiškia, tik tai satva gūnai, tai yra dorybės gūnai, mes galime į Dievą koncentruotis. Čia patarė, jeigu aš negaliu koncentruotis į Dievą, tai aš galiu koncentruotis į Viratrupą, jo tai yra, kaip Brahmanas persmelkė, tai yra jo forma materiali. Nes čia nebuvo, mačiau, čia buvo plakatas, anąkart kalbėjom, daug galvų, dabar mada visokios čakros, nepraktiškai. Čia yra Viratrupos elementai. Mes turim tą patį, mes yra kaip ir kosmosas mes. Todėl, jeigu mes darom kokius įpratimus, mes galim taip pat kaip rezonuoti su tuo, su aukštesnis. Žemetinė yra 7 irgi eina, tai yra pragariškų dalykų, ten yra aukštesnės, o mes vidury žmoniškas turim tos centrus ir mes kiekvieną dieną tai su apatiniais susiliečiam, tai su aukštutiniais, va, tai galite pradėti medituoti aukštesnius. Arba ten paprastai yra pozos, taip pat ten stoja sėdi, tai iš karto su rojiniam planetam, tada tai jau turi jėgos, nurimsti ir taip toliau. Tai vat, jeigu taip užteršas, kad aš negaliu medituoti, kai yra kiti žmonės, negali mantros kartuoti, sako, aš bėgiodamas tik galiu. Nu, ir tai gerai, kadangi jo protas toks neramus, sako, nusikaltėlio protas neramus. Kadangi pasidarė daug atsiminimų visokiais visur, kad tik pamato, kadangi jis nuodėmių pridaręs daug, nu, jam neramu. Tai va, todėl čia ir sako irgi, kad čia malonė, Radharanės šakti yra. Medituok tada tą formą, tu apsivalysi ir galėsi medituoti ir Dievo formą. Jau transcendentinę formą galėsiu. Taip jau, tai
ir medituosi, tu pažinsi visą visatą, pažinsi, kaip save pažinsi. Nes mes, kaip sakant, Dievas irgi yra į vidų ir į išorę. Kai 11 giesmė yra aprašoma, paskutinis susitikimas, Vidūra susitiko su Krišna, kuriai išeidinėjo Krišna iš šio pasaulio. Ir jis pamokė ant galo. Pamokė, sakai, kai išminčius į Himalajus, ten jiem pamokyk juos, kai jie mokėtų išeiti dvasinį pasaulį, nes jie daugiau medituoja į Brahmaną. Ta prasme, ir sako, tokie momentai, sakė, jeigu tu negali matyti kiekvienai būtybei sielą, tai dvasinė būtybė, tai sako, tu sim bhakti jogą. Tai vat mums davė bhakti jogą. Šventus vardus kartu čia bhakti jogą. O papildomai dar davė, kažin ką daryti dėl Krišną. Kada mes jau pasieksim Krišną, tada nereikia, mes jau su juo bendrausim, nereikės jokių ritualų daryti nieko. Tai čia neapsunkinau. Hare Krišna, kokia mintis kilo. Čia tokia Radharanės malonė. Čia galim prašyti ir turos susidimo tarnystės. Bet žinokim, kad turim atitikti, neprašyti. Reiškia, mums iš karto mus pradės vesti. Kad reiškia, tu atsisakai maloniai, kad reikės pasirinkti kiekvieną minutę, ar tu nori dvasiškai, ar tu materialiai. Tai va, todėl sako žingsnis po žingsnio, kad nebūtų kančių, kad nebūtų fanatizmo, sentimentų, kad pajunti aukštesnius dalykus, jie automatiškai nebenori tų žemesnių, jie tampa nebeįdomus. Tai va tokio. Taip rekomenduoja Čaitanija, taip rekomenduoja Prabhupada mums moko, taip davė mums tą procesą, bet dainuokim, šokim, valgykim, bendraukim, skaitykim. Ir sako tokią programą. Jagės atlikim, tai yra auka, kartuot mantrą, jagė atlikti, tai didžiausia yra kartuojama mantrą, skaitoma aukščiausiai. Krišna sako, aš sukūriau šios pasaulius, sukūriau žmonės, sukūriau pusdėlius, sukūriau jagę, atlikti jagę tai yra įvairius ten aukurus, kūrena, ta prasme, kaip ir lietuviai dar ir siūla, reiškia. Mums tai aukščiausiai jagė yra mantos kartuojama. Tai va, jagę daviau ir sako, taip gyvendami, jūs atlikdami jagę, reiškia, jūs patenkisit pusdėlius, o pusdėliai valdo mums, reiškia, duos mums dovanas įvairias, materialiai, reiškia, kai gražiai gyvensim ir gale išeisim į dvasinį pasaulį. Sako, tokia yra programa. Tokia davė. Dabar mūsų beklauso, kiek mes norim į tą įeiti. Fanatiškai neįeisi, sentimentaliai gali kiek tai pasilaikyti. Todėl sakoma, palaipsniui, kartuojant mantrą, bendraujant, skaitant knygas, kadangi knygos yra įvairius įvykiai čia. Šimad Bhagavatam tai yra transcendentinė literatūra, tai bendravimas su Dievu, tai kaip bendrauja įvairiose situacijose, įvairūs, reiškia, lygio bhaktai. Bhaktai nėra taip, kai jis tyras vidų, yra visur pakopų įvairių bhaktas. Jis pradeda kartuoti mantrą, jis bhaktas. Jis atėjo čia, jau viskas, visi čia sėdi bhaktai. Tai jis sako, o brahmanai, aš jums pasakysiu paslaptį. Skaitom čia skilta brahmanams. O brahmanai tai būdavo, jau pasiekę turi būti vyras, jau būti įsivadavę turi būti iš materialios gamtos. Bet mums davė malonę, kartuojant mantrą jau sakome, mes atpirkom, mes jau praeituose gyvenimuose, kažin ką buvom pasiekę, kad mums dar tokia malonė davė, kad mes galim kartuoti šventus vardus. Tai čia malonė, bet priežastinė. Tai va, kartuojant šventus vardus, mes faktiškai tuo momentu esam brahmanai, mes pradėjom pažinti brahmaną, tai yra tas spindis, kaip mūsų Dievas kontroliuoja, kaip materiali gamta kontroliuojama, viską pradėjom pažinti. Taip, visus centrus savo tos galime įsivalyti per mantrą, taip ir balą iš karto, nereikia sušumna dalies, kaip čia ten stuburą, per stuburą eina. Tai Jamuna, tai ne Jamuna, čia Sarasvati, o įdai Pingala tos srovės, tai yra Jamuna ir Ganga, apvalo jos ir mums turi Sarasvati būti tiesiogiai iš karto, kad praeitų mūsų iš karto srovės, tai Ganešas, čia va ta srovė tokia, su kuris tas džiaugsmo yra materialus, tai Ganešas. Ir sakoma, susiduriam su pusdievis iš karto. Mums nereikia tą Ganešą, jis patenkintas, jis pats, kaip sakant, mums padeda. Arba su Durgai mums padeda iš karto, jeigu mes bhaktai, jeigu pradedame į to keliu. Tai reiškia, pusdieviai padeda, bet tai nereiškia, kad mes nepažinsim jų, mes pažinsim juos. Bet neprisirišti nereikia jų. Jie nepatenkinti, kad jeigu bhaktas garbina, jie bhaktai. Jie tik tai valdo visas gyvas būtybės, ta prasme, kad pagal karmą jie viskas įvyktų. Kad už geras karma, už blogą karmą.
O mes bhakti jau mūsų iš karto transcendentinį lygį pakelia. Visus, nepriklausomai kiek. Jau sako, mažytis prisilietimas yra amžinas. Ir dabar kalba, Prabhupada prašė šį gyvenimą, nors pasiekti Krišnos sąmonę. Mums nereikia ten kažkas svajoti, kad mes čia išplauksim, visus sparniukus gausim, pakilsim į dvasinį pasaulį. Eina kalba, pajuskim tą dvasinį pasaulį, o tarnybos metu, kartuojant mantrą, mes pajusim ir mes nurimsim iš karto. Mes pajusim, kad tikrai mes amžinos būtybės. Sač, Čita, Nanda, Vigraha. Iš pradžių Sač amžinybė, tai kurie impersonalistai Sač amžinybę medituoja. Mes iš karto pajuntam, tai praktiškai. Kad kažkas. Paskui Čit, visažinystė, susipažinsim su Paramatma. Mes pajusim, dabar mes gal jaučiam, kad mums patarė ten viskas, bet paskui jau grinai jausi, jau galim ir kalbėti. Kaip sako, du paukščiai sėdė ant vieno medžio, jie Paramatma ir Cela. Ir Cela bando pasitenkinti, visokius tam vaisius skina. O sako, jis kaip geriausias draugas laukia, kol atsisuks ir jį nuskris abudu iš to medžio ir nieko bendro neturi su. Tai va čia antra pakopa. Čia tie jau meditacijos. O mūsų yra draugauti su Krišna, su Radharani. Tapti Radharanės draugus, nes Radharani valdo Krišną. Todėl sakoma, pas Čaitanį, atsimenat, kai jis meditavo, pasislėpęs Gopės vardus kartuoja, tai jo mokiniai, galvoju, ką jis daro, mokytojas, jis čia nuklydo visiškai šis. Jis nekartuoja Krišnos vardus, o jis kartuoja, reiškia, Radharanės vardus. Tai va, tai tokios istorijos, bet jie nesuprato, kad jis medituoja, kadangi mes esam Radharanės tarnai. Visi. Ir todėl, kad jį tarnauja, ir mes pradedam tarnauti, mus moko, reiškia, mes juos tarnauja. Ir rytą dar malonę duoda. O jį labai, kaip minėjau, 25 savybės turi labai geras. Jį mielaširdinga, jį labai galvoja ir taip toliau. Tai šiandien tokia malonė. Dieną Radharanė ruošia maistą, Radharanė aukoja. Tik tai ragausim. Gal klausimėlį kokį kila. Kokios mintis. Sakykit, nebėgate. Ar čia veltui kalbėjome? Ne? Nesuprato turbūt, ne. Mano minčių. Ne mano mintis, aš ten stengiuosi perduoti. Perduoti tą, ką aš realizavau, ne tai, kad ten pasakoti jau kažkokias istorijų daug yra, reikia jas pajusti. Tai aš jau 100% jau pasakoju, tai man įdomu, kiek aš jums jau galiu perduoti. Kur nors nepatenkintos ar kas čia, kliūna protas, kas sako. Kaip sakot, jeigu Radharani mus pastebės ir pasakys Krišnai, pažiūrėk, kaip jis gerai tarnauja, tai ko reikia, kad Radharani pastebės? Ko reikia tarnauti? Jį tarnauja. Kaip minėjau, Radharani tai yra ta, kuri tobulai tarnauja. Taip? Tobulai tarnauja, reiškia. O jeigu tu tarnas tampi Radharanės, reiškia, tai tu tampi jos į tau viskas daro visas sąlygas. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, Harė, kodėl Harė yra? Irgi Harė tai yra Radharanės, tai yra Krišnos Radharanės, tai vardas kitas Harė. Tai yra tas, kurį pavergė Krišna, pilnai pavergė. Tai Harė. Arba sako man, kai pati Radharanė sako, man nedomina mano tie, man visokie pergyvenimai, mano tie kažkokie nesėkmės, sako, manęs visiškai nedomina. Mane, sako, tik domina, kad patenkinti jį. Sako, o jeigu mano skausmas, jo sukeltas man skausmas, jam duoda pasitenkinimą, tai sako, man tas mano skausmas taps didžiausias mano pasitenkinimas. Ir tokia sąmonė, įsivaizduojat. Tai čia aukščiausia sąmonė. Kadangi, sako, ir jį reiškia Harė, reiškia, kad begalinė, jį prisirišusi, ir viską daro, visokius ten dalykus, kad tik pritrauktų daugiau jį. Nes sako, kadangi jį myli jį, tai nori išlaikyti, taip praktiškai.
Ir visi daro vis daugiau ir daugiau visokių ten žaidimų, tai už tai labai daug yra visokių žaidimų, visokiose srityse. Jie transcendentiniai, mes taip žaidžiam materialiam pasaulyje, ten tobulai yra. Mes iš to galim paskui pajusti tą visą situaciją, kaip mes čia žaidžiam materialiam pasaulyje savo. Mes save pastatom, reiškia, į Dievą ir žaidžiam tos žaidimus, o tie ir yra, jie mus apvalo, mes tada pradedam suprasti savo tą situaciją. Tai va, Harė, užtat ir yra ta, kurie, reiškia, Krišna prirakino prie savęs ir negali, neišleidžia, kadangi, sakom, čia yra mano gyvenimas, mano siela. O Radharani yra Krišna siela. Ir kaip minėjau, neužmirškim, kad Radharani yra pats Krišna. Kaip minėjau, elektrinė yra elektra. Taip. Visur dvasiniam pasaulyje asmenybės. Višnu formų ir labai daug. Krišnų žaidimų labai daug ir asmenybės arba Radharani ten daug. Radharani ten iš jos skleidžiasi gopės, iš jos visokios savybės. Todėl mes irgi tas pats turėjom. Jeigu ten medituojam, ten 108 yra gopės, 108 yra durgos tarnaitės, visokios savybės ten. Viskas atitinkam, tik tai čia materialiam pasaulyje. Reiškia, nieko materialiam pasaulyje nėra, ko dvasiniam pasaulyje nėra. Ten yra tik tai tyras, o čia yra mūsų, reiškia, egoistiniai. O kodėl tai daro? Todėl, kad Krišna nori, kad mes grįžtumėm savanoriškai, o ne būtumėm prievartą kažkokia, būtų panaudoti, nes meilė tai yra, kada mes darom norėdami taip. O jeigu mane padarys subtiliai savo, kad aš nenoriu, kaip sakant, добровольно принудительном порядке, kaip rusai sakydavo, ja? Tai jau čia ne meilė, subtilus išnaudojimas, subtilus situacija, kaip sakant, čia. Tai va, tai ta mūsų visatas, sukurtos visatos, mums sudaromas mums galimybė elgtis, kaip mes norim. Bet duota instrukcija, kaip mes darysim, kad norim to, galim viską, ką mes norim, įgyvendinti, bet pagal kaip duodam prie aparatūros kokios instrukciją, kaip naudotis. Mes prieisim ten, pradėsim sukinėti, ten duoda instrukciją, kaip daryti, kad tu gautum viską. Bet jeigu mes neprisilaikom, tada jau mūsų problema. Tada mes nulaužiam kažką, gaunam reakcijas, taip toliau. Kenčiam, tada mes pradedam, kaip yra tas pavyzdys, kad beždžionė pakabina bananus ir beždžionė, valgyt nori, jos tai šokinėja ir jie ten gauna įtampą, jie trenkia visi, šokinėja vis tiek, tiek noras. Šokinėja, bet vis gauna smūgį, elektros šoką. Tai paskui sėdi ir žiūri ir masto. Tai va tas momentas. Arba su pelytėm, kaip yra tas bandymai. Yra žalia šviesa, raudona šviesa ir suriukai pakabinti. Ir kai tik tai suriukai ima, tai reiškia žino, kad ten suriukai yra, kai tik tai ima, tokia jau, reiškia, tas suriukas pakabinas, kaip įima, jis kartais atsidaro langelis ten su plaktuku per galvą. Jeigu raudona šviesa dega, reiškia, negalima. O kita žalia ten. Tai sako pelytės, kaip daro. Atsiranda tokios jau gudrios. Visą laiką, kur žalia, ten jį valgo. O kitos blaškosi, taip raudonas, taip ir prie tos. Tai su plaktuku gauna, tai jį nekreipia, vėl puola. O kitas tik tai raudona, jis nori išplėšti. Tai mūsų charakteriai tokie. Tai va, yra instrukcija, tai va, duota instrukcija. Tai va, tarnyba, daugiau nieko. Tarnyba mums davė parampara. Mūsų parampara. Jeigu paim parampara, visi ten yra dvasiniam lygiai, visi va. Visi yra, reiškia, formas turi dvasinės. Ir Bhaktisiddhanta mus moko daugiau filosofijos, reiškia, mokslo. Gaura Kišora atskaitizmo, jeigu nori, kaip nori, gali atskaitų būti, Gaura Kišora. Bhaktivinoda šeiminis žmogus, šeimoje gyvena, 13 vaikų turėjo, prašau, nekreiptis, nori vaikų, prašau, 13. Ir spėdavo, 2 valandas tik miegodavo, reikėjo mažiau miegoti reikėjo. Ir jis rašė, paliko kokios kliūtis einant to keliu, viską mes turim. Reiškia, visas nusekliai. Jis stengiasi perduoti, tai jau sako, ačarijos, jie mokytojai savo pavyzdžių moko, savo pavyzdžių ir duoda, palieka, kas bus, ir dabar mums labai lengva. Mes žinom, jeigu kartuojant mantrą, kokias bus mums kliūtis, mums nereikia
pergyventi protą, kaip jaudintis, mes žinom, kad dabar tokiai kliūty dėlės, ilgas trumpas ten. Ar man vestis, ar man išsiskirti, ar ten man gyventi, išeiti asketiškai, ar ten, ta prasme. Tai sako, paklausyk mokytojai ir daryk, ten tiesiog iš karto dingsta tą problemą, nes mes galim visą gyvenimą taip, ar taip, ar taip, ar taip. Atseit man trūkda, niks netrūkda, bet mano protas neleidžiama. Protas yra dualus, ne praktiškai, priimti atmes. Ir aš dabar galvoju, jeigu aš apsivesiu, aš tada man taip jau mane traukia, jau jūslės, kad man lengviau lyg tai bus apsivedus, ne, bet apsivesiu ten vėl vaikai, taip toliau, ten nėra kada tuos baktis atseit. Taip galvoja žmogus. Bet eina kalba, ar tu vedęs, ar nevedęs, atvirkščiai sako, jeigu tu vedęs, tu atsakomybę neši, taip praktiškai. Tu šeimą turi, jau nėra problemos, kad tu nežiūrėsi šeimos. Tu turi šeimą žiūrėti, turi išlaikyti, stengtis ir dvasiškai, reiškia, yra dievybės, yra knygos, niekam tu nekenki, nieką šeimą nereikia ardyti, taip toliau. Jeigu tu nori būti asketas, reiškia, koks nors brahmačarijas, reiškia, tu priemi brahmačarijas, reiškia, tu turi tarnauti, ar knygas platinti, ar ten dvasiškai tarnauti, reiškia, kaip kareivis, taip praktiškai. Kada jau sugalvosi vestis, taip. Iš karto perinė, jau turi galvoti, kaip šeimą išlaikyti, kaip ir toj šeimoje, taip ir, sako, aš ramai, taip, ir, reiškia, socialinė padėtis tavo ir kaip tu įsisakai, tai reiškia, vedusiam gyventi, kaip pasiskyrėliu gyventi, kaip senesiu gyventi, kaip brahmačariu gyventi, reiškia, yra tavo našrama, dieviška, čia turvarne maja šeštam, Krišna sukūrė, Bhagavad Gita prašė. Yra materialiai gamtoj, jeigu aš tik tai pradedu taip elgtis, Krišna, tuo gyvenime man atsiranda namie. Trečias. Aš su žmona ir staigiai Krišna. Jis yra iš karto, jeigu aš pradedu elgtis taip, kaip jis sako. Todėl sako, man nėra problemos ten. O tai kai man kliūtis, aš tai filosofuoju, ten galvoju, kaip man čia daryti, kaip man čia geriau. Visur aš. Bet eina kalba nebeditok, kokia tavo kliūtis, meditok, kodėl aš netarnauju. O čia reikia. Kaip padidinti amnistę? Šitas mums sąlygom, nepažeidžius. Šrūtis, mryti, puranadį, pančaratka, vedgi. Aš neturiu pažeisti, nei šeimoje, nei visuomeniai, niekur aš neturiu pažeisti. Nei save pažeisti. Jeigu aš prisilaikau, ką man sakė dvasinė kelyje, aš nieką nepažeidžiu, aš tik tai visiems gėrį nešu. Ir šeimai, ir vaikams, ir taip toliau. Tai va, tai reikia tada varnašamai apsisprendti, kuo būti. Ar man geriau šeimoje, šeiminį gyvenimą gyventi, ar ten kareiviai būti, ar brahmačariui, ar ten vanapraskai. Tai vanapraskas, kai atsiskyrėlis, arba sanjasu, reiškia. Tai ten priėmė iš karto ten, kaip gyventi irgi. Bet čia socialinė sistema, čia nėra dvasiškai. Eina kalba toj sistemai socialinė, kaip gerai tada. Visur yra atnešti atsakomybę. Dabar, kaip sako vedybos, tai raškai. Suomijai, kur ten nebereikia nieką ten. Ir anksčiau, kaip prieš 5 metus jau buvo. Kad reiškia, jeigu tu neatsižymėjai, per 5 metus neatsižymėjai, tu išskyrės, tau nereikia ten aiškintis, rašinėti, ten reikia teismus. Dabar turbūt jau ten visai jo. Tai va tokia. Tai va, jokios atsakomybės, reiškia, išnaudojami yra. Moteris išnaudojimas. O jos tai galvoja, nori jos, reiškia, gyventi, atseit. Kaip vyrai, ne, praktiškai, atseit lygiai teisės. Ne tai, kad lygiai teisės, bet taip tokiam situacijai. Bet taip nėra, jos yra vienam skirtos reikalams, vyrai kitoms, jie turi balansą tarpusavį rasti, o ne taip, kad savi. Tai yra tokie dalykai. Todėl, sakoma, toj sistemoje socialiniai nešam atsakomybę. Tam jį reikalinga, kad iš karto neša atsakomybę. Jeigu jis šeimos galva, jis neša atsakomybę. Arba šeimoje moteris savo atsakomybę neša. Ir ją būdų neša. Bet jie būdų jie susirinko toj sistemoje, kad jie dvasiškai tobulėtų. Pagrindinis dalykas, jie suėjo dėl dvasiško tobulėjimo. O ne dėl kažkokio ten juslių pasitenkinimo, kaip dabar bandymai visokie, ten reiškia, kiek dabar rašė, kiek reikia vyrų turėti, ar ten moterų, kad paskui žinotum, apsivedęs, kad tu būtum ramus, niekas nenurimsta. Niekas nesako, kiek tu bepiltum benziną į ugnį, tai ugnis dar labiau liksnuos. Apgavystė paprasčiausiai žmonės. Lygos ir taip pat. Čia lygos prasideda, kodėl? Todėl, kad čia bauda. Mes galvojame čia patys, čia yra karma, reikia neužmiršti. Kiekvieną veiksmą nešama to veiksmį.
Per daug aš čia kalbu. Gal kokias mintis kyla. Dainuojam. Sako, dainuokit, šokit, valgykit ir būkit laimingi. Bet susidaram, kad reikia ir to, kad kažin kur užkliūnam su savo egoizmu, kažin ką nustūmėm, ten ar šeimoje padarėm, ar ten visuomenė kažin kur užkliūnam, reiškia. Visur reikia matyti savo egoizmą, o ne kažin kas kaltas. Mūsų veda su tokiais pat nusikaltėliais ir mes viens kitą kaltinam. Bet tas, kuris tave kaltina, tai jau geriau, kad žinai, kad jam blogiau, jis jau renka karmą, aš jau gaunu atpildą. Tai aš sakyti, džiaugiasi. Dar klausimų, porą minučių. Hare Krishna. Hare Rama. Hare Krishna.